poilsio vietą. Žaliose pievose mane paguldo. Prie ramių tvenkinių kalno. Psalmė 23 skyrius, 2 eilutė. Kuo vyresnis tampi, tuo gausiau likimo smūgių esi patyręs. Taip pat ir mes, krikščionys, gyvename šiame pasaulyje ir esame taip pat paveikiami kaip ir kiti žmonės. Vis dėlto Jėzus, mūsų gerasis ganytojas, yra šalia ir rūpinasi mumis. Kaip gerai, kad jis taip arti. Taigi galiu jo visiškai pasitikėti bei leisti jam gydyti savo žaizdas. Jis davė man bendruomenę, kurioje galiu būti su visomis savo žaizdomis bei netobulumais. Visi mes esam vis dar netobuli žmonės, to nelaukime iš manęs, o ir aš nesitikiu to iš kitų brolių bei seserų, ne iš vedančiųjų. Tik danguje esti tobulas bendruomenės. Bendruomenėje atrandu gydymą savo žaizdoms. Čia mano žaliosios pievos bei ramūs tvenkiniai. Taip galiu prisiimti atsakomybę, be jokio spaudimo ar streso, tiesiog savo noru, nuoširdžiai. Jis yra šalia, bendruomenėje veikia jis. Kur 2 ar 3 susirinkę, jo vardu, ten ir jis yra tarp jų. Jis gydo sužeistas sielas, stiprina silpnus nervus, gydo kūną, suteikia drąsos, atgaivos, džiaugsmą, atleidimą, viltį. Kaip gerai tai veikia. Tyloje Dievas gydo toliau pasivaikščiojimo vakarais metu, tyloje maldoje, skaitant Bibliją, visur atrandu jį, savo gerąją ganytoją, kuris kalba man. Senstant, kuomet jėgos apleidžia, yra taip gera pažinti gerąją ganytoją. Jis turi poilsio vietą prie vandens, žino mūsų poreikius, pažįsta silpnąsias vietas. Jis rūpinasi mumis, rūpinasi taip, kaip tai yra teisingiausia. Ir nors per tamsiausias slėnį aš einu, nebijau jokio pavojaus, nes jis yra su manimi. Jis paruošia man stalą mano priešo akivaizdoje, nešykštėdamas. Jis mane apdovanoja džiaugsmo vynu, ir aš pasilieku Viešpaties namuose amžiams. Dėkoju Jėzau, tu esi mano gerasis ganytojas, besirūpinantis manimi. Tu pažįsti mane, visas mano gerasias ir silpnąsias pusės, visą mano istoriją bei mano kelią pas tave. Tavyje randu viską, ko man reikia. Kaip gerai, jog tu esi šalia, visai arti manęs. Amen.